Labą dieną. Girdžiu gerai. Labą dieną dar kartą. Smagu jūs visus matyti šioje naujoje, modernioje ir šiuolaikiškoje erdvėje. Aš esu Indrė, TUM projekte esu STEAM ugdymo ekspertė, o šiandien būsiu šio renginio moderatorė. Tai šiandien mes čia susitikome dėl vieno pagrindinio tikslo, kuris yra stiprinti savivaldybių gebėjimus, kaip atpažinti gerąsias praktikas ir jas įgyvendinti. Žinoma, šalia šito pagrindinio tikslo turime ir kitų tikslų. Tai vienas iš jų yra atšvęsti šios erdvės atidarymą. Na ir taip pat, turbūt, kaip ir visų kitų renginių tikslas yra tinklaveika. Megzti naujas pažintis, užmegzti partnerystės ir aptarti bendradarbiavimo galimybės. Tai yra ketvirtasis mūsų gerųjų praktikų ciklo renginys. Vieną renginį turėjome Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijoje, taip pat Kauno rajono VDU Ugnis Karvelės gimnazijoje bei Alytaus rajono Daugų Vlado Mirano gimnazijoje. O šiandien visi esame Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijoje. Aš norėjau trumpai padaryti trumpą apklausą ir pasiklausti, kas iš mūsų yra buvę bent viename iš šių renginių ir gal galit pakelti ranką. Taip, tai tikėtina, kad turėtume visi pakelti rankas. Tai va, sekantis klausimas būtų, kas buvo bent dviejose mūsų gerųjų praktikų renginiuose. Yra rankų, smagu, kad yra ištikimų TUM gerųjų praktikų sekėjų. Na ir kas buvo bent trijose renginiuose. Rankų šiek tiek mažėja, bet dar yra. Na ir paskutinis klausimas, kas buvo visose keturiose ir nei vieno nepraleido. Taip, tai matau TUM komandą ir ne tik, tai mane labai džiugina. Tai dabar noriu dar padėkoti šios mokyklos direktoriai ir Šiaulių rajono švietimo ir sporto skyriaus vedėjui, kuris mums padėjo susitarti ir priėmė mus į šią gražią mokyklą. Na, o dabar norėčiau pakviesti tarti žodį šio renginio svečiam. Ir noriu pakviesti Šiaulių rajono merą Česlovą Greičių tarti sveikinimo žodį. Labą dieną. Labą dieną. Tai smagu, kad pas mus Šiaulių rajone ketvirtasis, į penketuką papuolėm, tai viskas gerai, reiškia, esame įvertinti. Iš tikrųjų, jeigu prisiminti tos programos pradžią, tūkstantmečio mokyklos pradžią, tai skambėjo gražiai, gairės buvo gražios, bet kaip visada ir administruojant projektus, juos įgyvendintant turbūt kyla nemažai problemų techninių, tai visų pirma, aišku, ačiū projektuotojam. Dabar, kad kažko neįžeisti ir tą procesą visą išnagrinėti, žinau, kad daugiausiai rūpesčių kilo tai vienai Simonai mūsų, antrai Simonai, Tomas dar kol kas šypsosi, viskas gerai, be abejo mokyklos administracijai, nes turbūt tie procesai, tie pinigėliai, ta parama neateina lengvai, reikia ir daug tų biurokratinių pereiti visokių lysvių. Bet kas svarbiausia, džiugina širdį, kad tai yra visai kitokia ugdymo erdvė. Net ir mum, pagyvenusiam įdomu pasižiūrėti, ir aš visai būčiau ne prieš atvažiuoti, kada su mokiniais kokį bandymą atlikti. Galbūt šita ugdymo tokia metodika tuos mūsų mažesniuosius paauglius išmokys kitaip suprasti pasaulį, kad turbūt ne vien socialiniam tinkle yra visa informacija, ne vien Facebook'e, ne vien kompiuteryje, bet reikia suprasti tą chemiją, fiziką, praktiką, kuri yra visai šalia mūsų. Ir tie dėsniai visada bus reikalingi, šitos išmoktos žinios bus naudingos visam jų gyvenime. Moterims buityje, ruošoje, vyrams galbūt ūkio darbuose. Tai sužavėjo turbūt ir antro aukšto patalpų valdytoja Rūta su savo entuzijazmu, su savo užsidėgymu. Aš įsivaizduoju, kaip vaikams yra įdomu patirinėti
sniegą, ventos vandenį ištirti ar švarus, salotos lapą pažiūrėti. Tai šaunu. Ta karta mūsų tokia ir yra jaunoji, kad su jais reikia dirbti visai kitaip. O mums yra džiaugsminga, kad vyksta tokie projektai. Aišku, dabar turbūt spauda negirdi, kad atvažiuojame naują priestatą, mane neramina truputėlį už sienos esantis fasadas. Tai tikrai dedame daug pastangų, kad ir šito mokykla atsinaujintų. Kol kas mums nepavyksta gauti paramos, bet čia jau mūsų problemos. Tai ačiū visiems, kurie pradėjo šitą projektą atvesti iki finišo. Ačiū svečiams, kurie atvykote pasidomėti šiandien, pasižiūrėti. Ir prašau, kad tas 4. mūsų susitikimas, ką gerbiama kuratorė šiandieną išdėliojo, būtų toks pat nuoširdus, kūrybingas, nešantis žinių, kaip ir prieš tai buvę 3 ir visi būsimi sekantis. Tai ačiū labai visiems. Ačiū labai. Linkiu ir aš to paties, kad šiandien mūsų renginys būtų nuoširdus. Tai dabar noriu pakviesti dar vieną svečią, tai Seimo narę ir buvusią šios mokyklos mokinę Rimą Baškienę. Tarti žodį. Labadiena tariu visiems, gerbėmieji šios šventės dalyviai, šaunus rajono vadovai, kolega. Gerosios savivaldybės praktikos. Savivaldybė sugeba savyje surasti išminties, požiūrio ir gražaus bendradarbiavimo su ugdymo įstaigomis. Ir štai šitokios programos, jos duoda sparnus, jos duoda galimybę, jos duoda vėlgi matymą keistis, matymą tobulėti, matymą galvoti apie jaunąją kartą ir norėti, kad būtent jauni žmonės augtų labai tobuli. Tobulų galbūt visai nebūna, bet mes turime vyresnieji padaryti viską, kad keistumėmės, kad augtumėme, kad mūsų Lietuva stiprėtų dėka išmintingų, pažangių mūsų žmonių. Taip, čia buvo paminėtas labai raktinis žodis, buvusi tos mokyklos mokinė. Sentimentai visada išlieka. Ir kai aš atvažiuoju į Kuršėnus, kad einu į šitą mokyklą ir ačiū jai už labai daug puikių renginių, kaip ir kitoms mokykloms, kas tikrai vyksta labai daug pažangių, gražių idėjų įgyvendinimo. Na tai dabar matyti šitokį objektą ir dėkoti kartu savivaldybei, ir dėkoti iniciatoriams, projektuotoriams ir visiems, kurie rezultatą pasiekė, ir galvoti apie tą ypatingą bendrystės jausmą. Bendrystės, kuri užaugs čia dirbant, tobulėjant, augant ir gyvendinant kitus planus. Tai kaip šitos mokyklos, vėlgi galvoju, kągi padovanoti. O žinot, tiesiog mane imponavo toks paveikslas ir užrašymo ypatingai žodžiai. Šito dailininko Irmanto Kazlausko, iš čia simbolizuoja santarvės medį. O jis simbolizuoja bendrystę, kurią galima ir būtina sukurti. Jei sugebame pastatyti santarvės tiltus tarp savo pilių, išmokstame bendradarbiauti, galime pasiekti vieningų tikslų. Tik ten, kur karaliauja santarvė, gali išaugti didingi, stiprūs medžiai ir puikūs žmonės. Tai dovanodama mokyklai, gerbimoji direktorė, prašau ateiti, šitą paveikslą aš išties labai nuoširdžiai linkiu tos tikrosios bendrystės, to ypatingo santarvės medžio auginimo ir išminties pasidalinimo. Sėkmės jums. Pavyzdžiui, ranką. Dabar norėčiau pakviesti dar vieną svečią, Seimo narį Eimantą Kirkutį, tarti žodį. Labadiena visiems. Labai malonu matyti čia tiek daug žmonių, kuriems kuriems rūpi, kaip mūsų jaunoji karta užaugs, kaip daryti ateityje, kad mes būtume tvirtesni, protingesni ir kad mūsų jaunoji karta tikrai būtų išmintinga. Pradėsiu tai labai paprastai. Mūsų jaunoji karta pažįsta pasaulį keliais būdais. Tai taip, kaip mes juos mokom,
tai yra mokymas, teorija ir taip toliau, bet jie mokosi ir pažinti per praktiką. Kaip tai paimti, pačiupinėti, pažiūrėti iš arčiau, padaryti vieną junginį su kitu, kaip tas vyksta gyvai, o ne tik tais žodžiuose, knygoje, sąsiuvinyje, kitoje mokomoje medžiagoje. Tai labai džiugu, kad yra tokios erdvės kaip ši, kur gali mokytis jaunimas ne tik teoriškai, bet ir praktiškai. Ypatingai šiandien, šiomis dienomis, kaip Vilniuje sutikta jaunuolį gali paklausti, o tu žinai, iš kur atsiranda, sviestas? Taip, iš Maksimos. Tai mes puikiai žinom, kaip atsiranda tokie dalykai, bet kas būtų keisčiausia, kad sunku net suvokti ir pagalvoti, kad reikia jau tokio dalyko mokyti ir rodyti. Rodyti vizualiai, fiziškai, paliečiant, pamatant, pauostant, pasinaudojant visomis žmogaus galimybėmis pažinti. Tai tokios erdvės kaip ši tikrai rodo mūsų norą mokytis ir daryti ir auginti mūsų jaunąją kartą, taip, kad jin užaugtų tikrai išmintinga. Gerosios savivaldybių praktikos, o aš siūlau pasimokyti ir iš blogųjų praktikų. Mokomės visi, kad ir kaip būtų gaila, mokomės ir iš savo klaidų. Bet jeigu mes mokėsim pasimokyti iš svetimų klaidų, tai pavirs į gerąją praktiką. Dėl tos priežasties visi mes bendradarbiaudami, rodydami, kas yra gerai, kas yra blogai ar kas nors nepavyko, mes galime išmokti to ir padaryti taip, kad mes tų blogųjų praktikų nekartotume. Tai bet kokie visi šie susirinkimai, susitikimai, apkalbėjimai, pasidalinimai, įspūdžiais, mus visus turi išmokyti ir išnešti į ateitį tik tais geresniais. Aš taip pat su dovanomis. Kadangi šis pastatas yra kaip nepriestatas su projektuotoju pasišnekėm, šis yra pastatas atskiras. Ir kiekviename pastate, ypatingai ugdymo įstaigoje, privalo būti tai, iš kur mes esame, tai yra iš Lietuvos. Ir tai šioje vietoje tikrai privalo būti Lietuvos himnas. Ir tai yra simboliška, nes Lietuvos himne yra eilutė. Tegul tavo vaikai eina vien takais dorybės. Ir vienybė te žydi. Tai šitie žodžiai turi būti įkvėpimas mums visiems, kad mes tikrai turim galvoti apie mūsų ateitį, apie mūsų vaikus ir mes, kad būtume vieningi, tam, kad mes kuriame ateitį Lietuvoje, čia ir dabar. Tai labai noriu paprašyti, kad šis Lietuvos himnas neiškeliautų iš jo pastato, iš jų patalpų ir jis žymėtų, kad mes esam lietuviai ir kad mes viską darom, kad mes būtume ir gyventume geriau. Ačiū Jums. Taip pat, kadangi tai yra namai, žmonės turi keletą pojūčių. Rega, klausa, lytėjimas, skonis, bet turim ir kvapą. Ir jeigu yra sukūriamas tokios erdvės, kuriuose gali pasijausti kaip namie, tai ir daug lengviau būna atsipalaiduoti ir daryti. Daryti, mokytis ir, daryti, kurti ateitį. Tai tuo pačiu yra ir kvapas, kad kvepėtų visa šita aplinka. Linkiu Jums visiems kuo geriausios kloties. Tikiuosi, po metų bus skaičius ne 4, o koksai 44. Tai, kad mes visi galėtume pasimokyti, kai kurių klaidų nedaryti ateityje ir padaryti taip, kad šitokios erdvės atsirastų visur Lietuvoje. Sėkmės visiems. Ačiū svečiam už žodžius, už palinkėjimus. Tikiu, kad jie išsipildys. Taip pat noriu pasakyti, kad dar yra erdvės. Jeigu kas nors norėtų tarti žodį, tai tam žodžiui dar yra erdvės.
Tai va. Labą dieną visai susirinkusiai gausiai, pavadinsiu šeimynai. Smagu atsidurti tam pastate, prie kurio projekto daug mėnesių praleidom. Tai ačiū labai tiek savivaldybės direktoriui, merui, visiems skyriam, kurie prisidėjo, kad mums tas procesas vyktų sklandžiau ir paprasčiau. Iš tikrųjų, suprojektuoti tokią erdvę yra pakankamai sudėtinga, dėl to, kad tai nėra didelis plotas. Mes turėjom pakankamai mažą plotą ir čia jūs esate apie 250 kvadratinių metrų tokiam plote, kuris suprojektuotas yra universalaus dizaino principais. Tai reiškia, erdvės galės būti transformuojamos, kaip mes ir dabar šiandien turim renginį, galės vykti vairūs renginiai. Tai trumpai apie šitą pastatą galėčiau pasakyti, kad tai yra naujas mokslo paskirties pastatas. Naujos mokyklos Lietuvoje statomos labai retai. Tai va, tai, kad ir jis nedidelis, bet čia mokslo paskirties pastatas. Tai šiandien atvykau irgi su dovanom. Dovanos yra valgomos, tik nesakykit tai vaikam. Geriau darykit su ta dovana eksperimentus. Kalamandinas ir iš tikrųjų jisai turėtų ir žydėti, ir augti. Ir kaip architektai, kaip projektavimo įmonė mes pritaikėm pagal spalvą šitą augalą. Tai tikim, kad suras vietą ne ant tos kolonėlės kažkur kitur, bet direktorė nekelkit dabar, nes pakankamai sunku. Tai ačiū visiems. Ir linkiu gero renginio. Ačiū labai direktoriai, visai komandai. Ačiū ir sėkmės. Tikrai labai gražiai papuošia mūsų erdvę. Šitas augalas, linkiu, kad jis augtų daugybę metų. Na ir dabar noriu pakviesti TUM programos vadovę Juditą Šarpienę tarti žodį. Ačiū. Va, kiek jūsų daug ir dabar visi matotės. Sveiki, labas rytas, labą dieną, ko dar prie kavos nemačiau. Smagu būti čia ir skaičiuoti tą 4-ąjį, bet dėjau paskutinį gerųjų praktikų renginį. Kadangi, taip, kvietėte 44 daryti ir taip toliau, tai mes džiugiai tą estafetę tokių renginių organizavimo perduosim savivaldybėms. Aš manau, kad tiek šitų renginių eigoje, tiek programos eigoje jūs vieni su kitais susipažinot ir dabar tikrai yra draugų, pas kuriuos galite įsiprašyti į naujas erdves, jas apžiūrėti ir tiesiog tęsti šitą receptą gerų praktikų renginių, kuris taip ir išsigrynino per laiką. Tai mano šiandieną toks pristatymas ir apie programą, ir apie šituos renginius, ir apie pabaigas truputį. Tai bandau žiūrėti, ką aš čia. Nieko dar nematau. Matau. Tai TUM keliauja į pabaigą, o kas toliau? Tai čia mano tikriausiai pastarųjų kokių jau 3 renginių. ta pati tema pranešimo. Ir mes šiuo metu irgi, kaip ir jūs, skaičiuojam tas dienas, ar ne, kada supildyti ataskaitas, kada pateikti dokumentus, suskaičiuoti visus viščiukus, kuriuos užauginom per tą laiką. Tai šitam renginį irgi tikslas yra pagalvoti apie testinumą. Ne kiek apie pabaigą, bet kiek apie testinumą. Nes žinom ir gerai suprantam švietime, kad pasibaigus vieniems mokslo metams, kiti ateina labai greitai. Tai apie ką noriu šiandien truputėlį pakalbėti. Į tenai, ne kažkur tai gerai. Tai apie tai, kur mes esam. Irgi labai mėgstu šitą nuotrauką, nes dabar tai įkūnija mūsų visų greičiausiai savijautą. Žinot, jau maratono pabaiga, liko kokie tie 2 kilometrai, už nugaros 40, draugas pavargęs, aš irgi pavargęs, bet kartu susikibus šiek tiek lengviau. Tai jūs tikrai jau visi kartu, tiek pirmas savivaldybių srautas, tiek ir antrasis, jau nubėgo 95% šito maratono.
Tai labai jūs su tuo sveikinu ir labai tikiuosi, jau šiandien keli žmonės buvo prieės ir sakė, oi, mes čia galvojam, kaip čia tos dokumentus pateikti, ten padaryti. Sakau, šiandien negalvokit, šiandien staptelkit ir leiskit savo prisimti tos laurus, užsidėti karūną ir jaustis gerai dėl to, kiek jau padarėte. Tai esam čia ir einam tolyn. Taip. Ir koks tas mūsų kelias ir kas liko. Tai šią savaitę savivaldybės irgi pasiekė šiokia tokia naujiena apie projekto laikotarpį, kad turėjom galimybę tiems, kur yra rizikos, šiek tiek tą laikotarpį pratempti. Tai turiu pasakyti, kad 56 dienos liko tiems, kas baigė balandį, o kas su mokslo metais baigė, turim 119 dienų, maždaug. Tai vasara likusi yra tam laikotarpiui, kuris, nežinau, į ką taikytis, nes nenori taikytis šitas, tenai taikytis, gerai. Tai va, žodžiu, arba. Priklausomai, jūs esate vienam iš šitų kaip savivaldybė, kadangi jūsų daug, tai tiesiog negaliu pasakyti. Bet kodėl man patinka asmeniškai skaičiuoti tas dienas, tai viena dalis yra dėl to, kad matyti, kad dalykai nesitęsam žinai ir tie sunkumai irgi praeis, bet kartu, kad reikia pasitempti irgi, ar ne, kad negalim palikti paskutiniai minutiai ir reikia darbuotis taip, kad suspėtume. Nes kaip ir meras gerai minėjo ir Seimo nariai, kad tos investicijos ar ne yra didelės, bet kartu su tuo ateina ir ta didelė atsakomybė ir gana nemažas krūvis. Tai ačiū Jums, kad nepasiduodat, bet šiandien ne apie dienas, o apie gerasias praktikas. Ir aš dabar jau, kadangi pakėliau ranką 4 kartus, kad buvau visuose 4 renginiuose, tai drįstu išvesti formulę, kas yra ta geroji praktika. Nes man atrodo, per darbą su savivaldybėmis tai tikrai gana aiškiai pasimatė. Taigi, jeigu turim tokius 4 elementus, vienas iš jų yra taip, kad tai yra veikla, kuri turi aišku ryšį su mokinių mokymusi ir geresnėmis sąlygomis. Ne vien veikla dėl veiklos. Tai jeigu apsidairysi čia, tikriausiai pastatas nėra tik dėl pastato, ar ne? Jau mačiau, ten kalbino mokytojus, klausė, iš kur jūs čia tokias priemonės, kaip čia išsirinkot ir taip toliau. Tai irgi mokymosi erdvė ne tik mokiniams, bet ir mums vieniems iš kitų, kokius sprendimus priimti. Dedam pliusiuką. Ir turim dar vieną tokį dalyką, tai kad remiame savivaldybių ir mokyklų strateginiais tikslais, o ne tiesiog atsitiktiniam iniciatyvam, kad, būtų gerai, arba kažkas kitas turi. Neįsivertinę, ar mums reikia, ar bus naudinga, ar mūsų kontekste tinka. Tai čia tokie vertimai gal, kai būna, žinot, tyrimus daro užsienį, tinka vieni klausimai, mums tie klausimai gal ne visai. Tai lygiai taip pat yra ir su veiklomis, kadangi dirbom su labai daug savivaldybių, tos pačios veiklos turėjo labai daug skirtingų vertimų. Ir kas yra džiugu, nes iš to pasirodė, kaip iš tikrųjų gerai yra, kai pažįstam savo bendruomenę ir savo kontekstą. Tada turim dar vieną tokį elementą, tai bendradarbiavimą ir tinklaveika, ką minėjo ir mūsų moderatorė Indrė, kad būtent skatintume ne konkurenciją tarp mokyklų, bet bendradarbiavimą, pasidalinimą patirtimis, nes kartu, kaip ir tiems maratonininkams, užbaigti kažkokius dalykus, net ir pradėti įsikvėpti yra lengviau. Na ir toks paskutinis elementas, tai kad mes tą veiklą reflektuojam. Ir šitas renginys yra viena iš tos refleksijos priemonių arba refleksijos būdų, kaip mes staptelim ir pasižiūrim į tai, ką darom, ir ar mums tai tinka, netinka, kur yra geros, kur blogos praktikos, ką norim tęsti, o ką reikia atmesti. Ir šitas sprendimas yra svarbus staptelėjus. Tai visą tai sudėjus turim gerąją praktiką. Man taip atrodo. Jūs galit nusirašyti, galit nenusirašyti, bet man atrodo, kad būtent šituose renginiuose tą ir pastebėjom. Ir šiandien irgi 4 nuostabios pranešėjos pasidalins savo savivaldybių patirtimi ir jūs išgirsit ne tik iš jų, bet ir iš mokinių. Tai tas yra labai smagu. Tai ta geroji praktika ir ką, kaip ir sakiau, būtų smagu, jeigu tęstumėt tas refleksijas, tai mūsų kontekste mes tai sakom, kad tai yra veikla, kurią drąsiai kviestumėt perimti kaimyninę savivaldybę. Jums pavyko, norit atiduoti kaip gerą mišrainės arba torto receptą, rekomenduojat. Ir tai yra veikla, kuri aiškiai keičia ir mokinių patirtį, ir yra reali, o ne kažkur svajonėse.
Tai trumpai apie tas geras praktikas tiek, bet norisi dar truputėlį pakalbėti ir apie tą tęstinumą. Tai projektas baigsis, bet ar baigsis ta bendrystė, kurią susikūrė? Mes kažkaip turim vilties, kad ne. Ir čia važiuodamos, vakar lankėmės Telšiuose, šiandien irgi važiuodamos kažkaip reflektavom, kad o kaip būtų faina tą tūmą daryti dabar. Norėtume antro, norėtume vėl iš naujo ir norėtume su jumis dirbti dar kokius bent 5 metus, nes per tą laiką pamatėm net tiek, kiek užaugom ir mes, ir kiek kartu suaugo šitą bendruomenę dar papildomai. Tai iš tikrųjų džiaugiamės, kad tas, kaip kažkas man regis iš finansų ministerijos įvardino, toks monstrinis projektas, ar ne, kad tai mus sujungia, ar ne, ir kad sujungia, tai tegu neišskiria visi kiti iššūkiai. Tai bendrai tas tęstinumas atrodo taip, kad tai, kas vyko tūkstantmečio mokyklų programos imtyje, yra tikrai glaudžiai susiję ir su dabartiniais politikos prioritetais visose srityse, kuriuose dirbote. Tai realiai tai, ką daro Nacionalinė švietimo agentūra, kur link eina Švietimo mokslo ir sporto ministerija, niekur tie prioritetai nedingsta. Tai tikrai tai, ką pradėjot, galėsit tęsti lygiai kaip per tūmą, galėjote tęsti veiklas, pradėtas lyderių laike, kokybės krepšelio projekte ir kitur. Tinklaveikos principas irgi gyvena daugiau jumyse negu bet kokiuose raštuose, aiškinamuosiuose raštuose ir kituose dalykuose. Tai iš tikrųjų tas siekis dalintis, o ne konkuruoti ir rasti su kuo yra labai vertinamas ir manau, kad jums irgi pavyks tą tęsti pasibaigus projektui. Ir ką, čia daugiau gal tokia rekomendacija, bet kartu matom ypatingai dabar besibaigiant projektui, to vykstant netgi daugiau, tai būtent dokumentuokit gerąją praktiką, pasižymėkit, kas veikia, nes aišku, kartais netgi skaudžiau atsimeni tai, kas nesuveikia ir aišku, gerai yra pasižymėti ir tai, bet nepamirškit švęsti. Mes lietuviai esam kuklūs žmonės ir švęsti nelabai mėgstam, karūnų nesidedam, sakom, ai čia taip, mums čia pasisekė, pavyko, netyčia, bet žinokit, netyčia nebūna. Jūs tyčia esat čia, tyčia esat projekte, tyčia dirbat savo darbą. Tai tikrai staptelkit ir atšvęskit tas, kad ir mažas pergalės. Na ir čia bandžiau prisiminti, nes kažkaip neveikia užrašiukai, tai reikės dabar prisiminti galvoje. Apie 3 gerves noriu papasakot. Tai čia, kadangi ateina pavasaris, tai tos 3 gerves man žymi tokius kelis dalykus, su kuriais noriu jūs palikti. Tai pirmas mano yra kvietimas jums. Išnaudoti šitą renginį kaip tokią, dar ne visai paskutinę, bet vieną iš paskutinių tokiam formate, ar ne, galimybę užmegzti naują ryšį, išgirsti kitos savivaldybės praktiką, pasimti kontaktą arba pasižymėti savo kažką, ką norėsit padaryti, galbūt pasibaigus projektui. Antroji gervė yra dėkingumas ir didelis ačiū jums už tai, kad tiek esat šituose renginiuose, tiek dalinate savo patirtim čia ir savo savivaldybėse, savo mokyklose. Tai be jūsų šitas projektas neatrodytų taip, kaip jis atrodo ir nebūtų toks sėkmingas. Tai iš tikrųjų tai yra apie jūs. Ir trečiasis yra apie tai, kad taip, programa baigėsi. Bet programa kaip toks dalykas, tai yra projektas, popieriai, administravimas ir visa kita. Tas realusis pokytis esat kiekvienas iš jūsų ir kiekvieno iš jūsų pasakytas taip, arba kiekvieno iš jūsų pagalvota mintis, kad o gal darykim šiek tiek kitaip negu darėm. Tai vat su šitom 3 gervėm, su šito gražiu ateinančiu pavasariu, su šita gražia saulė už lango, noriu palinkėti jums labai labai geros dienos ir labai labai ačiū, kad būnat su mumis šituose renginiuose ir visur kitur, telefonu, Teamse, Excel'yje ir kituose formatuose, su jumis dirbti gerą ir švietimo ateitis yra tokia pati šviesi kaip ir jūs. Ačiū. Gal kas nors norėtų užduoti klausimą, galima pasinaudoti progą ir kažką paklausti, Juditas. Kur toliau? Į vasarą, o po to į rugsėjo 1. Čia nes nežinau, kokia apimtim klausėt. Ar aš asmeniškai, ar mes visi? TUM programa, suprantu, kad baigsis TUM programa, bet galbūt matote, žinote, kažkokioje perspektyvoje, kad kažkas panašaus su ugdymo kokybė mokiniams būtų vykdomi projektai.
Tai bendrai šitą, man atrodo, klausimą mes bandėm daugiau pristatyti, kai pradėjo darbuotis naujoji švietimo mokslo ir sporto ministerijos komanda, kadangi jų strateginiuose planuose iš esmės tas atviros mokyklos ir mokyklų tobulinimas šitose srityse išlieka tai kaip prioritetas. Kažkokių šiuo metu tokių naujų ar apčiopiamų projektų, kurie būtų tokios apimties, dėja nenusimato, kadangi šitas projektas irgi buvo ES finansavimo dalis skirta atsigauti po COVID pandemijos. Tai jau, kaip matot, mes esam 26 metuose ir gerokai pamiršę tą 19, ar ne, skaičiuką. Bendrai žinau, kad nacionalinė švietimo agentūra vykdo keletą projektų, kurie yra susiję tiek su lyderystė, tiek su įtraukiuoju ugdymu ir turim nemažai veiklų, kas yra susiję būtent su įtrauktimi per įtraukties centrą ir regioninius centrus. Tai tokios kaip vienos didelės iniciatyvos arba vieno konkretaus tęstinumo taško neturim, bent jau šiandien. Bet galbūt rytoj vicemeras, ką nors švietimo kode dar daugiau pasakys merams, negu aš jums šiandien. Ačiū labai, Judita. Tai Judita bus viso renginio metu, tai jeigu dar kiltų klausimų, tai drąsiai prieikit jos ir paklauskit tai, kas aktualu. Taip, tai dabar pereisim prie, aš pasakyčiau, pagrindinės renginio dalies ir gerųjų praktikų pristatymo. Taip, šiandien turime 4 nuostabes pranešėjas, kurios dalinsis praktikomis iš 4 skirtingų TUM komponenčių. Tai va, kol svečiai išvykstantis palieka erdvę, aš norėčiau priminti, kad mes turim jūs turit pasikabinę akreditacijų korteles ir ten kitoje pusėje yra vietos užrašam. Tai jeigu išgirsit kokią mintį, kuri verta pasižymėjimo, tai gali drąsiai tą padaryti. Taip pat norėčiau aš jūs paraginti ir padrąsinti, treniruoti savo kritinio mąstymo kompetenciją ir užduoti klausimus, pasinaudoti šią galimybę. Tai pirmąją pranešėją mes turime Dalią Tamoševičiūtę, kuri pristatys lyderystės komponentės gerąją praktiką ir jinai atvyko, taip drįsčiau spėti pėsčiomis, ar ne? Taip. Visai šalia. Tai perduodu jums žodį. Tai laba diena. Nors lyderystės sritis, bet iš tikrųjų įsikėlėm nepaprastai ambicingą ir rizikingą tikslą. Kadangi nusitaikėme į tokį dalyką kaip nuostatos. Turbūt pats sunkiausias dalykas – pakeisti žmogaus mąstymą, matymą ir tikėtis greito to poveikio. Tai va čia ta rizika, kad veiki, bet ne faktas, kad pamatai rezultatą labai greitai. Ir kodėl dabar buvo tas nuostatas nueita? Nes iš tikrųjų dažnai mokytojas tarsi vaikšto pats savo, tarsi gyvena atskirą gyvenimą, šalia dirbantys žmonės. Ir tarsi nematom, kas vyksta aplink ir galvojam, kad čia mes vieni veikiam, o iš tikrųjų ir kitas daro panašiai tą patį ir galbūt kartu sudėjus ta veikla gaunasi žymiai geresnė. Kitas dalykas, tai kažkaip fiksuojamės į tuos negatyvius dalykus. O tai tik išgalina, o neįgalina. Pozityvumas visada neša pliusą, kai priešingai neša visada minusą. Ir labai kažkaip pas mus yra gaju pagražinti realybę savo ir kitiems. Tarsi baisu pasakyti, kaip yra iš tikrųjų. O iš tikrųjų pasakius, galima ir judėti toliau, o jei nepripažįsti, kuo mažiau tos realybės, tuo mažiau to tikro gyvenimo. Ir labai greit darome išvadas, kad tas nepasiseks, tas nesuveiks,
Ir labiausiai, kas dažniausiai skamba pas mokytojus, tą mes jau darome. Tai va tas darimas ir atvedė į tai, kad labai dažnai jau girdime pasaulyje, kad pedagoginis veiklos tyrimas viena geriausių kvalifikacijos priemonių mokytojam. Ir kur čia slypi rizika ir, atrodo, viskas čia paprasta. Tai yra vėlgi tam tikras metodas, bet šiuo atveju tyrinėjimas ne mokinys, o tyrinėjama mokytojas savo veikla. Ir žinot, kai mes pradėjom dirbti, tai yra taip sunku, nes bet kuriuo momentu visada mokytojas grįžta, o va vaikai darė tą ir tą. Nors klausia, ką aš dariau, kodėl aš pasirinkau tokį metodą, kodėl tas metodas nesuveikė. Vėlgi, ir čia yra tokios labai geros, PVT turi tokias geras savybės, tai yra cikliškumas, kai nuolat reikia kartoti 4 žingsnius, tai yra planuoti, veikti, stebėti ir reflektuoti. Stebėti neišeina pačiam savęs iš tikrųjų, tam reikia kolegų. Ir todėl atsiranda tas tikrasis bendradarbiavimas, kai tu iš tikrųjų daliniesi ne tą, ką sugalvojai, ne tą, ką iš tikrųjų galvojai, kad tai veikia, bet pagražini gal šiek tiek, nes nori atrodyti labai gerai, nes bijai truputėlį tos realybės. Ir atsiranda tas tikrasis bendradarbiavimas, kai mes pasikalbam, kad kodėl tau taip, o man taip. Ir kokybiškumas, ne kiekybiškumas, ne kuo daugiau pravesti pamokų, kuo daugiau parodyti, bet padaryti, kad tai būtų kokybė, kiek įmanoma geriau. Ir žinome refleksiją. Refleksija turbūt yra ta rizika vėlgi, kadangi mokytoją sustabdyti yra sunku. Ir mano pačios mokykloje, iš tikrųjų mes turim kiekvieną trečiadienį, ilgai trečiadienį, kai mes kalbamės. Ir 5 metai, kai aš esu direktorė, 5 metai tai vyksta ir po 5 metų vis dar atsiranda, kas parašo, o gal galima elektroniniu paštu viską parašyti. Nesėsti ir nesikalbėti. Nes su kiekvienu nauju žmogum reikia vėl iš naujo įrodinėti, kad tai yra reikalinga. Na ir čia, kodėl Šiaulių rajono savivaldybė pasiėmė šitą PVT pedagoginį tą tyrimą, todėl kad mes gimnazijai jau 2 metus po kokybės krepšelio taikome šį metodą, matome naudą. Ir iš tikrųjų vėlgi labai rizikingai. Neleis Margarita pameluoti, kad vienu momentu aš jai paskambinau ir pasakiau, kad viskas baigiam. Mes tikrai atšaukim viską, mes nepajėgus. Nes mokyti kitus rajono mokytojus, žinot, kaip toj patarlėjai, savam krašte pranašu būti sunkoka. Bet pasiryžome. Teisingiau, su tuo palaikymu, tokiu labai griežtų pasakymu, kad kitaip nebus, tai tada pradėjom mokytis. 10 gimnazijos mokytojų intensyviai mokėsi, tikrai mokėmės, kaip tai reikėtų daryti su kitais, vedėm atviras pamokas savo mokytojam. Ir iš tikrųjų surizikavome ir dabar paleisiu filmuką, pamatysit, kaip visa gimnazija pristatė rajono mokytojams savo patirtį. Ir tai buvo startas, dar net nebuvo prasidėjęs iš tikrųjų oficialusis tas tumas, bet mes tokį įžanginį pasidarėm, kai visi gimnazijos mokytojai, absoliučiai visi, nes mūsų mokytojai dirba po 2-3 profesinėse besimokančiose bendruomenėse, pristatė, ką jie nuveikė su tuo PVT, kad kiti rajono mokytojai galėtų pamatyti. Tai, grįžtu, nežinau, o garsas? O garso nėra. Tai yra pradėta įgyvendinti kvalifikacijos tobulinimo programa pedagoginės veiklos tyrimo organizavimas švietimo įstaigoje. Tai yra tęstinė programa, ji išsirutuliojo iš tokios pirmosios dalies, pirmosios programos, kuri vadinasi
ugdomasis konsultavimas, organizuojant pedagoginės veiklos tyrimą, kurios metu 10 šios gimnazijos mokytojų labai intensyviai ruošiasi perduoti savo patirtį kitoms Šiaulių rajono savivaldybės mokykloms, kaipgi gerinti ugdymo procesą ir ugdymo pasiekimus, taikant pedagoginės veiklos tyrimą. Labai tikimės, kad ši patirtis tikrai bus naudinga ir padės kitoms mokykloms tobulėti. Nes dar neteko matyti, kad pedagoginės veiklos tyrimo projektai gyvendinanti komanda ateitų į tą etapą, kai patys pradeda būti konsultantais savo rajono mokyklose ir, kitaip sakant, rajono mastu siejamos tos sėklos tokio augimo, mokantis vieniems iš kitų, eksperimentavimo, tyrinėjimo, klausimų kėlimo ir skirtingų variantų atsakymų į juos ieškojimo. Klausimą, kodėl tai svarbu, tai mes visgi dirbame vaikams, ateičiai, šviesesniai ateičiai, gražesniai ateičiai ir mes turime prisitaikyti, taikytis, ieškoti tų būdų ir metodų, nes vaikai yra skirtingi, ateina kitos kartos vaikai ir turime ieškoti tų naujų metodų ir būdų vardan tos visos Lietuvos ateities. Džiaugiamės, kuo džiaugiamės, girdėdamos... Galim jau prasukti, aš manau. Tokias išsakytas mintis, kad matėte gimnazijos mokytojų, savo būsimų konsultantų nuoširdumą, matėte, kaip jie iš tikrųjų nuoširdžiai tuo persėmė tą idėją, tais darbais, po truputį, mažai žingsneliais, truputį eiti į priekį ir sutelkti tą bendruomenę, kuri būtų susiorientavusi būtent į mokymosi rezultatų gerinimą, keičiant save, keičiant Lietuvą, po vieną vaiką, po vieną klasę, po vieną mokyklą. Tai ačiū, kad buvo. Šiandien viskas. Šiandien ne viskas, bet neperjungiu niekaip. Taip. Taigi po šitų mūsų refleksijų prasidėjo mokymai. 9 savivaldybės mokyklos su komandomis iš 5 žmonių pradėjo mokytis taikyti PVT metodą. Iš tikrųjų mes apjungėme dar vieną tokį dalyką, mes ne tik prie tos metodikos pridėjome dar ir turinį, tai yra formuojamą įvertinimą. Ir galbūt čia buvo truputėlį klaida, nes mes užsikėlėme tokį didžiulį lūkestį, ne tik mokyti metodo, bet gilintis ir į tam tikrą turinį. Jeigu norėčiau pasakyti, kad viskas vyko taip sėkmingai, taip gražiai, be jokių skepsių, tai dėja taip nebuvo. Tai buvo iš tikrųjų ta klasikinė Fulono kelionė. Kalnelis, duobė. Buvo labai gražių, džiaugsmingų momentų ir buvo tokių momentų, kai mūsų konsultantai sugrįžę sakydavo viskas, mes nieko nebedarysim. Bet vis tik, kaip ten bebūtų, mes padarėme 2 PVT, nežinau, kažkur negaliu perjungti, ir išleidome elektroninį leidinį, sudėję viską į visas patirtis ir čia yra ir gimnazijos patirtis, ir visų 9 mokyklų ir iš tikrųjų pažiūrėjus rezultatą, tai yra tikrai nuostabus rezultatas ir kovo 20 dieną visos 9 mokyklos pristatys savo patirtį, ką padarė, kaip galvoja toliau gyventi su tuo PVT ir tikimės, kad jis niekur nedings. Na, kokia nauda iš to, ką mes darėme? Iš tikrųjų, tai formuluoja bendrą prasmingą tikslą, nes rajono mokiniai tai yra tie patys, mesgi apie tą patį vaiką.
ne apie ką nors kalbam. Kad į tą procesą yra įtraukiami mokiniai ir kas svarbiausia, jeigu pradžioje, bet čia jau dabar sakau, kol kas galbūt mokyklose tas nesijaučia, sakau savo mokyklos patirtį. Jeigu pradžioje mokytojai sakydavo, pasakykit direktorė, ką padaryti, mes padarysim. Tai dabar yra iniciatyvos, kūrybiškumas ir nebereikia gatavo recepto. Tai va šito PVT esmė yra, kad negausi to recepto. tą receptą reikia kurti kiekvieną kartą su kiekviena klase, su kiekvienu nauju mokiniu. Ir praranda mokytojas tą baimę kurti, eksperimentuoti, suklysti. Va čia yra pati vertingiausia dalis, bet tam reikia laiko. Ir aš labai tikiu, kad mūsų rajono mokytojai, o ypač vadovai, tuo patikėjo. Ir kad tikrai pratęs. Ir kad tikrai darys. Nes tas su laiku atneša naudą. Nes kas veikia pagal instrukciją, pagal receptą? Tik amatininkas. O mokytojas ne amatininkas. Jis turi tikrai keliauti toliau. Na ir aišku, tinklaveika. Na, o pabaigti aš norėčiau tokiais žodžiais, kad didžiausi pokyčiai visada prasideda nuo žodžio kodėl, bet tik tada, kai jie yra priežastis veikti, o ne priežastis neveikti. O po žodžio kodėl atsiranda žodis kaip. Ačiū. Ačiū labai, Dalia, už pasidalinimą, nepabėkit. Aš jūsų iš tikrųjų norėjau paklausti klausimo, kaip pajuntate, kad pokytis jau gyvena žmonėse, o ne dokumentuose. Tai iš tikrųjų atsakymą išgirdau. Gal nori dar kažką pridurti? Iš tikrųjų aš tai išgirstu iš tikrai refleksijų. Nes mes dažnai tas refleksijas, kartą į mėnesį iš tikrųjų vyksta refleksijos ir ką aš išgirstu ir iš mokinių, ir iš mokytojų. Tai vienas apie bendradarbiavimą, tarkim, kai reikia susiskirstyti į komandas ir kažką daryti. Žinot, prieš kokius 4-5 metus man būdavo tokių anoniminių raštelių, sakydavo, gal į komandą galit kokių protingesnių. Žodžiu, kad mes čia nežinom. O dabar sako, o mums tas pats su kuo, mes visi žinom, mes visi galim, mes kažką padarysim. Ir vakar, tarp kitko, labai gražiai iš vienos mokinės išgirdau, kai jinai sakė, dalyjosi, ką darė per pamoką ir viena sako, mes tą patį darėm, bet mums mokytojas nerodė, mums truputėlį paaiškino, bet taip gerai paaiškino, aš viską pati padariau. Vadinasi, ir pas vaikus atsiranda tas nebijojimas kurti, eksperimentuoti, daryti savarankiškai, tai ir yra didžiausia vertybė. Ačiū labai. Tai noriu pakviesti, gal yra salėje kažkokių klausimų ir norėtų užduoti Daliai. Turim mikrofoną netgi ne vieną, tai būkit drąsus. Tai dar matyt neišsidrasino mūsų publika, lauksim daugiau. Vykdykit PVT, išsidrasinsit. Va, turim vieną klausimą. Noriu paklausti, jūs pradžioje pasakėte, kad tas tyrimo metodas skirtas nuostatų kaitai. Kokią galėtumėt jau iš refleksijų pateikti pavyzdį, kad tikrai jau randasi nuostatų kaita ir kokių nuostatų? Aš manau, kad atvirumas ir bendradarbiavimas. Atsiranda tas ėjimas vieniem pas kitus į pamokas. Tai vis tik atveria tą pamoką ir ta pamoka netampa ta juodoji dėžė kaip lėktuve, kad reikia peržiūrėti tada, kai sudūžta. Kad vis tik tai jau yra tokia kultūra, kai nebaisu įsileisti kolegą ir tas, kuris ateina neieškoti, ką jis padarė ne taip, o ateina pažiūrėti, kas vis tik pasisekė ir kaip mes galim, tiesiog ką galim bendrai nuveikti. Atsiranda, bent jau pas mus atsiranda tų integruotų daug veiklų, kadangi pažįstam vieni kitus. Ir tikrai man labai smagu ir tarp kitko pertumo, tyrinėjimo menas, ką aš irgi pastebėjau, kai reikėjo įsikelti mokytojam klausimą,
Tai mokytojai iškėlė tokį klasikinį PVT klausimą, tai aš taip džiaugiausi ir tokias gražias integruotas pamokas padarė. Tai irgi galima būtų pristatinėti kaip rezultatą PVT. Ačiū labai. Aš dar atkreipiau dėmesį, kad dalinatės jau sukurtų turinių su visais mūsų dalyviais, kas irgi yra labai gražu. Ačiū labai. Dar norėjau dar pakviesti, kad priekyje atsilaisvino vietų, tai jeigu kažkam gale nelabai matos, tai tikrai yra galimybė persėsti arčiau. Tai va, ir dabar norėčiau, kad mes pereitume prie antro pranešimo. Ir aš norėčiau pakviesti Ligitą, kuri yra įtraukiojo, ir kultūrinio ugdymo TUM veiklų koordinatorė ir pas mus atvyko iš Akmenės. Gerai, į dešinę pusę. Aš perjungiau tai. Ir su šito keliauti. Jo. Labą dieną, kaip mane jau ir pristatė, su Ligita Nartavičienė. Atvažiavau pasidalinti gerąją praktiką, patirtimi Akmenės rajono atveju. Na ir susidūriau su tokia praktika kalbėti prieš auditoriją, laikant mikrofonai perjunginėje. Tai va, pastebėjau ir kiti kolegos turbūt tokios praktikos neturi, nes dažniausiai kažkaip kitoks atvejais būna. Tai kasdieną patiriam kažkokių gerų tų potyrių. Na, šiandieną pristatysiu, kaip ir minėjo, įtraukiojo ugdymo konsultacijas mokytojams ir tėvams. Žinoma, pirmiausia iškyla klausimas, kodėl ši veikla buvo reikalinga. Taigi pastebėjom, kad didėja submokinių skaičius 7-12 klasėse. Mokytojams trūksta praktinės pagalbos, sprendžiant sudėtingus atvejus. Vien teorinių mokymų pedagogams ir specialistams, žinoma, neužteko. Reikėjo tai taikyti ir praktikoje. Ir skirtingų įtraukaus sampratą apie įtrauką į ugdymą, kuris labai sparčiai ir gražiai atkeliavo 25 metais į mokyklas, tai tikrai sukėlė daug ir klausimų, ir streso įtampos, ir ne tik pedagogams, bet ir tėvams. Taigi, reikėjo reikėjo ne pavienių mokymų, o nuoseklaus ekspertinio palydėjimo. Kaip ir minėjau, tarsi pritrūko tokio kažkokio tarpusavio ir susikalbėjimo, ir požiūrio į įtraukųjį ugdymą, ir žinoma, kaip tai reikės pritaikyti praktiškai. TUM 45 veiklos idėja. Būtent ši veikla buvo pažymėta pažangos plane 45 numerį. Aišku, tai vieni sako, ką tai reiškia tas skaičius. Tiesiog jis nieko nereiškia, jo pavadinimas reiškia, kad kas mėnesį atvykstančių įtraukiojo ugdymo ekspertų konsultacijos. Ir jos buvo skirtos mokytojams, pagalbos specialistams, vadovams, tėvams ir globėjams. Tai tęstinė pagalba, praktinių situacijų sprendimas ir metodinis palydėjimas mokytojams. Veiklos tikslas – stiprinti mokyklų gebėjimą kurti bendradarbiavimo kultūrą, taikyti įtraukiojo ugdymo metodikas praktikoje, spręsti realius mokinių ugdymosi atvejus ir užtikrinti individualią pažangą. Kas dalyvavo? Dalyviais buvo 5 Akmenės rajono savivaldybės gimnazijos ir į šį procesą įsitraukė visa mokyklos bendruomenė. 7-12 klasių mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, mokyklų vadovai, mokinių tėvai globėjai ir žinoma atvykstantis įtraukiojo ugdymo ekspertas. Kaip ši veikla buvo vykdoma? Daug kas pasiteirauja irgi,
kaip tas visas procesas vyko. Taigi pasistengiau jį išdėstyti šitaip, žiūrint į procesą, situacijos analizę, rekomendacijos, jų taikymas ir aptarimas. Tačiau tikrai nebuvo taip lengva ir paprasta reguliuoti šitą srautą, nes noro, pageidavimų, kad į kiekvieną gimnaziją atvyktų ne keletą kartų, 14 tikrai buvo. Ir turėjome kažkaip tai spręsti tą klausimą, nes negali vienur mažiau, kitur daugiau, o buvo skirta tiek laiko, tiek finansų, tiek, kiek buvo skirta. Na, tačiau džiaugiamės rezultatai šiandieną. Tikrai mokytojai pasitikėjimas dirbti su specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniais sustiprėjo. Metodikos pradėtos buvo taikyti praktiškai. Pagerėjo mokinių įsitraukimas, stebėta individuali mokinių pažanga, sustiprėjo bendradarbiavimo mokyklose. Didžiausias pokytis, kurį pastebėjome, mokytojai pradėjo jaustis drąsiau. Kaip mokytojas nelieka vienas su sudėtinga situacija, atsiranda daug sprendimų, daugiau dialogo ir daugiau tikėjimo, kad įtraukusis ugdymas yra realiai įmanomas. Ekspertė konsultavusi Akmenės rajono savivaldybės mokyklas, tai Darija Bambalaitė, ir kuri pasiūlė naudoti štai tokias rekomendacijas, jų visų nuosekliai nepristatinėsiu, šiek tiek galite ir jūs perskaityti, tai iššūkius keliančios elgesio valdymo rekomendacijos, iššūkius keliančio elgesio funkcijos nustatymo metodika. Asistavimo vaikui mokykloje metodika, užduočių pritaikymo metodika, emocijų mokymo metodika, naudojant vizualinės priemonės ir elgesio valdymo plano metodika. Kaip ir minėjau, poveikį reikėjo įsivertinti, ar tai veikia. Vertinant realius pokyčius buvo ne tik dalyvių apklausiama, patiko, nepatiko, refleksija išgirsti jų, bet ir metodinėse grupėse aptarta, mokytojų taryboje, stebimi mokinių pažangumo per pusmetį pokyčiai, taikomų metodiko analizė. Iššūkiai, kaip juos sprendėme, žinoma, buvo ir minusų, ir pliusų. Ko gero su tokiais dalykais kiekvienas susidurime savo kasdienybėje. Mokytojo laiko stoka, pradinė baimė būti stebimiems, skirtingas mokyklų įsitraukimas ir tėvų aktyvumo trūkumas. Žinoma, mokytojai pirmiausia išgirdė, kad ateis ekspertė stebėti, vertinti, žiūrėti, visai kitaip šitą situaciją suprato, tačiau labai greitai nurimo, kai leidom aprašyti tiesiog situacijas, o ekspertė kartu su mokytojais pamokų metu stebėjo vykstančią pamoką ir tiesiog fiksavo, ar pasireiškia ta situacija, ar tiesiog tai ir pavieniai atvejai, ar tai nuoseklus kasdienis, sakykime, įvykis ir paskui būtent vyko tos situacijos aptarimas ir va iš to gimė tos metodikos pritaikytos būtent tam atvejui, būtent tai mokyklai ar net vaikui. Todėl pliusus galiu įvardinti, kad tas individualizuotos rekomendacijos labai padrąsino ir tėvus, nes jie irgi ir sakė tokį nerimą, sako, galvom sueisim čia visi ir kalbėsim, va, būtent tas vaikas toks, tas kitoks, tas šitaip elgės ar dar kažkaip. Tiesiog viso šito tikrai nebuvo ir patiem tėvam tas individualus pritaikymas jo vaikui, tai buvo pokalbis, aišku, akis į akį, kas labai norėjo, o jeigu nenorėjo, galėjo tiesiog įsivertinti savo vaiko lankomos klasės situaciją ir kaip jų vaikas ar kiti vaikai būtent jaučiasi klasėje. Įtraukusis ugdymas tampa realus tada, kai mokytojas nelieka vienas.
tą frazę jau sakiau, dar pasikartosiu, nes tikrai baimė likti vienam ir atsakyti pačiam į visus savo užduotus klausimus ganėtinai yra sunku. Pradėdami šią veiklą supratome labai paprastą dalyką. Mokytojams šiandieną reikia ne vienų mokymų, o nuolatinės profesinės atramos, sprendžiant realias situacijas klasėse. Ekspertinis dialogas ir tęstinė pagalba padėjo metodikoms tapti kasdienę praktiką. Akmenės rajono savivaldybei TUM 45 veikla, kas mėnesį atvykstančių įtraukiojo ugdymo ekspertų konsultacijos mokykloms, tapo ne tik projekto veikla, bet realių pokyčių. Svarbiausia mintis, kurią išsinešėme iš šios veiklos. Įtraukusis ugdymas tampa realus ne tada, kai parengėme dokumentus ar metodikas. Jis tampa realus tada, kai mokytojas nelieka vienas. Ir vėl tą frazę sakau. Ir pristatinėjant savo komandai, sako, kodėl vis apie tą vieną. Nes sakau, vienas kare ne karys ir vėl grįžtam į tas gražias patarlės. Taigi, žinoma, vienam stovėti prieš klasę, spręsti susidariusią situaciją, atsakyti pačiam į klausimus, bendrauti su kolegom ir specialistais, tėvais. Tarsi sakau, vienam laukia nėra gerai, todėl reikia bendros komandos. Tęstinės ekspertų konsultacijos padėjome metodikoms tapti kasdienę praktiką, o bendradarbiavimų mokyklų kultūros dalimi. Ir ačiū už galimybę pasidalinti šią mūsų gerąją praktiką rajono. Dėkoju, truputį jaudinausi, šiek tiek užkimusi esu, kad nepradėčiau kos. Taigi, malonu, dėkui. Ačiū, Ligita, tikrai puikiai pavyko. Aš norėjau jūsų pasteirauti, kaip jūs manot, koks būtų svarbiausias susitarimas, kad įtraukusis ugdymas netiktų tik fraze, o veikimu. Tarp ko susitarimas? Kaip sakot? Tarp ko susitarimas svarbiausias. Tai toks susidirbimas, ar ne, ir komandiškumas. Taip, žinoma, nes būtent tikrai ir kaip sakau, kalbėjau, dar ir šitas klausimas, ko gero, taip susijęs, kad įtraukusis ugdymas, šiandienoj, jisai yra, kiti sako, mes jau daug metų tą darom, mes tą ir tą žinom. Ir galiu dar paminėti, būtent šita veikla kartu ėjo paraleliai koja kojon su įtraukaus ugdymo kompetencijų tobulinimu. Tai žinoma, daug mes žinom, pedagogai, specialistai daug išmano, tėvams gal šiek tiek žinių tų trūksta, bet jeigu visi kartu dirbsim komandoje, tarsime, spręsim tas susidariusias situacijas ir žinoma, metodikų taikymas, šitas būtent realiai pamatėm, kaip tai veikia, tai būtent šitaip manau. Ačiū labai. Ar būtų daugiau klausimų iš salės? Reikės turbūt mūsų salę pakviesti kavos gerti per pertraukėlę, kad išsibudintų. Dar kažką norit pridurti? Aš pirmą kartą, Kuršėnus, tai labai noriu padėkoti. Tikrai kai kurios veidus matau ne pirmą kartą, nes per pakvietimus ir į mūsų susitikimus, pasimatymus labai gaila, kad negalėjau atvykti visus 4. Tai čia arčiau, kaip aš sakau, namų, tai labai malonu pas jūs apsilankyti ir pamatyti iš toliau atvykusius. Smagu, ačiū labai. Dėkoju. Tai malonu tęsti renginį, jau užsirinkau vietą, man kažkaip čia jaukiausia, tikiuosi ir jūs pakeitėt lokaciją, radot, kur jums maloniau, patogiau sėdėti. Tai tęsim renginį, tikiuosi, kad spėjot pasirūpinti savimi ir prieš tęsiant mūsų renginį aš norėčiau pakviesti padaryti tokį dėmesio sutelkimo pratimą. Tai norėčiau pakviesti, kas galit atsistoti. Labai gerai. Tai antras žingsnis, noriu pakviesti, kas galit užsimerkti
Ir dabar mintise neatsimerkite, noriu pakviesti jūs sugalvoti skaičių nuo 1 iki 10. Tai turbūt sugalvojat skaičių. Nepamirškit, dar prie to skaičiaus noriu pakviesti, kad sugalvotumėt spalvą. Tai va, dabar turit skaičių, turit spalvą, tai dabar aš kviečiu, kai galėsit ir pasakysiu atsimerkti ir aplinkoje apsižvalgyti ir surasti tiek daiktų sugalvotos spalvos, kokius skaičius sugalvojot. Tai ir kai padarysit užduotį, kviesiu po vieną savo tempu atsisėsti, tai galit pradėti daryti užduotį. Tai spalvą ir tos spalvos daiktą suraskit aplinkoje ir kai surasit, atsisėskit. Na, tikiuosi, kad ne visi sugalvojat vienetą, buvo ir didesnių skaičių, tai matau, kad jau visi atsisėdot, užduotį įvykdėt. Tai dėmesys, tikiuosi, jūsų grįžo čia į šitą erdvę. Tai dar noriu pasakyti 2 dalykus, kad prieš neišvažiuotumėt nepalikę mums savo parašo tuose lapuose, kurie yra registracijai. Taip pasakiau gerai. Taip pat, kai pasirašysit, kas dar nepasirašėt, būtinai pasimkit universalaus dizaino mokymosi knygą. Šiandien galima ją pasimti ir parsivežti namus, gal kažkam parvežti kolegai, kuri negalėjo čia atvykti. Tai va, regis tiek tos svarbios informacijos, tai dabar tęsim gerųjų praktikų pasidalinimą. Ir aš norėčiau pakviesti Akvilę Bukinienę, kuri atvyko iš Telšių ir jinai yra TUM kultūrinio ugdymo koordinatorė. Tikrai taip. Ir iš tikrųjų, kad dar labiau geriau klausytumėt ir labai daug čia pranešėjų kalbėjų ir aš vis galvoju, reikia tą pasakyti ir dar tą pasakyti, tai kad tikėtina, kad visko nepasakysiu, bet kad jūs ką nors išsineštumėt ir irgi truputį sustotumėt, tai noriu, kad jūs dabar pagalvotumėt mintise vieną tikslą, kurį turite pasiekti, kurį turite išsikelti jau šiandien ir pasiekti labai greitai, turėkit jį mintise, aš jums duosiu po lapelį ir pasakysiu, ką toliau reikia daryti, gerai? Šiaip pagal viską reiktų užrašyti tikslą, bet tiek to, turėkit jį mintise, kad labai prisimintumėt ir būtinai pasimkit po vieną lapelį. Kaip jau visi turėsit lapelius, visiškai nesvarbu, bet kokia tema. Galit ir apie šeimą, ir apie atostogas, jeigu norit. Labai gerai, jeigu tai būtų su TUM susiję, bet jeigu norisi vakarienės, tai irgi viskas tvarkoj. Ar visi turit lapelius? Dabar prašysiu, kad atsistotumėt ir priklijuotumėt šitą lapelį aukščiausiai, kiek tik galit. Kiek tik galit aukščiausiai priklijuokit. Nieko tokio, jie, žinokit, labai tokie ir tikrai neišteps. Gali užrašyti, sugalvotas mintį, bet priklijuoti būtinai reikia. Aha, ir su pagalbom lapeliai klijuojasi, gerai. Gerai, dabar pasimkit po dar vieną lapelį.
Būtų gerai kitos spalvos, bet jeigu neturit nieko tokio. Ir pasiėmus lapelį dabar jūsų užduotis yra priklijuoti jį truputį aukščiau, negu užklijavot pirmą lapelį. Dar trupučiuką pasistengkit. Ne. Reikia. Nedarykim. Ar yra tokių, kuriems nepavyko priklijuoti lapelio truputį aukščiau? Ir čia, žinot, va šitoj vietoj baigėsi mūsų užduotis ir čia mintis yra mums. Kodėl mes kartais nepadarome geriausiai taip, kaip galime iš karto? Nes jeigu būčiau davus, ar būtumėm davę jums dar vieną lapelį ir dar vieną, tikėtina, kad jūs būtumėt radę būdų ir tais lapeliais kilti viršų galim labai aukštai. Tai tiesiog palinkėjimas, kad viską darytumėm iš širdies ir kaip galim geriausiai. O aš šiandien jums pristatysiu medijų raštingumo programą Tylos vyksta filmavimas. Kai man rodėt, buvo biški daug didesnis buvo trupučiuką. Audiovizualinių medijų raštingumo mokymai mokytojams ir mokiniams. Tyla, vyksta filmavimas. Iš tikrųjų, vakar vakare tik sužinojau, kad vyksta filmavimas, tai šitą klausimą mes dabar galėtumėm iš kitos pusės pakreipti. Ar mūsų elgesys pasikeistų, jeigu kamerų čia nebūtų? Čia toks irgi pamąstymas, ane? Tai vad kamera turi tokį, kaip ir fotografija, turi tokį stebuklingą būdą, kada mes pradedam šypsotis, galbūt pradedam būti labiau nuoširdesni, arba geresni, arba labiau pastebim vieni kitus. Šitas dalykas, žinokit, iš tikrųjų su mokytojais viską pradėjom, žinoma, nuo mokytojų. Aš šitam projekte, TUM projekte esu nuo pačios pradžios, nuo pačio pažangos plano kūrimo, nes tada dirbau Kranto progimnazijoje pavaduotojų ugdymui. Tai mes, kai kūrėm veiklas ir galvojom, ką su jom daryti, tai mes diskutavom ir su mokytojais, ir su mokiniais, kas galėtų būti, kaip galėtumėm aktyviai veikti. Tai mums trupučiuką lengviau buvo su mokytojais juos pakalbinti, padrasinti, bet per visus šitos 2 metus tai reikėjo daryti nuolatos. Tai žinokit, prigalvojom irgi visokių būdų, ir kavinukių, ir diskusijų, ir refleksijų, ir papildomų visokių dalykų. Tai viską pradėjom nuo mokytojų ir mokytojams iš tikrųjų atvėrėm, kad kinas tai nėra technika. Tai tiesiog kalba ir veikla, per kurią tiesiog susikalbam su mokiniais, paprastesnė kalba. Mokymosi modelis. Tai procesas natūraliai sujungia lietuvių kalbą, istoriją, dailę ir technologijas. Tai čia šitų visų dalykų mokytojai kartu sėdo bendradarbiauti, integravo dalykus, ką galėtų išdėstyti, kaip mokyti, ir viskas sujungė į kiną. Klasėje vis dar susiduriam su reikšmingais iššūkiais, kurie iš pirmo žvilgsnio atrodo paprasti, tačiau iš tiesų yra labai jautrus. Mokiniai ne visada randa kelią, ne visada gali kalbėtis vienas su kitu ir ne visada pastebi, jei kažkam būna liūdna, kažkas per daug linksmas ar kažkas kažko nematė, o galbūt net nevalgė pusryčių. Todėl mums labai svarbu buvo ieškoti tokių veiklų, kurios padėtų šias sienas sumažinti, tirpdyti ir atvertų mokiniams naujas galimybės. Išbandyti save komandoje, išdrįsti kalbėti, siūlyti idėjas ir prisimti atsakomybę. Prisimti atsakomybę, čia, žinokit, buvo pats
didžiausias ir veiksmingiausias būdas, nes kiekvienas mokinys turėjo savo vaidmenį. Ir jeigu to vaidmens nepadarai, vadinasi, tu pavedi visą komandą. Kinas tapo ne tik kūrybinė veikla, bet ir priemonė suvienyti klasę. Išgirsti tuos, kurių įprastai nematome, ir leisti mokiniams kurti savo pačių istoriją taip, kaip jie jos dar nebuvo kūrę niekada. Man sakė, pajungs. Ar galit spustelėti? Čia pauzė pradžioj turi būti, bet ne tokia ilga. Taip. Suspaustas iš visų pusių, kukutis smagiai savo galvoja. Koks tai yra patogumas, važiuoji ir niekam nerūpi. Kodėl tu važiuoji, nors galbūt esi ką nors negražiai prišnekėjęs, įžeidęs savo kaimyną, ar važiuoji ką nors apgauti. Niekas nepasižiūri, kiek tau metų, kokia tavo akių spalva, kas tavo giminės, iš kur ir kodėl atvažiavai. Ir iš viso, ar tu gyvas, ar šiaip savo važiuoji. Žiūrėkite į koją lūžus. Vitita, viskas gerai? Taip, aš tik paslydau. Brigita, ką tu dirbi? Aš mačiau, kad tu pakišai koją. Ką tu svaigsti, kai aš nieko nedariau? Koks tai yra patogumas? Niekas nepastebės, jei kurią dieną visai nevažiuosi. Ir niekas neatlieks į namus, reikalaudamas paaiškinimo, kodėl nevažiuoji troleibusu. Ir iš po šito filmuko man labai patiko su vaikais reflektuoti iš po visų filmavimų. Sakau, vaikai, ir jums lengva įsijausti vaidmenį, nes aš, pavyzdžiui, nenorėčiau būti ta, kuri pakišo koją. Tai žinokit, visa klasė jau dabar po viso to pabaigimo, jiems viskas gerai. Ta prasme, jie tiesiog įsijaučia į vaidmenį, vienas iš kito nei juokiasi, nei tyčiojosi, nei džiaugiasi, nei kažkaip kitaip tapatinasi. Tai va šitas labai džiugino. O dar džiugino tas, kad pabaiga filmuko ir tokia visiškai netikėta. Tai čia irgi daug turėjom erdvės pokalbiams, o kaip galėtumėm pasielgti. Vaikų klausiau, sakau, pakišo koją, mergaitė, visi matė. Filmuko pabaigoje ją išlaipina iš autobuso kaip kaltą. Tai vat šitoj vietoje mes labai daug kalbėjom ir aš sakau, vaikai, va tai Brigitai, tikėtina irgi reikia pagalbos. Tai jos ir reikia paklausti, kas atsitiko, kad tu tai pasielgiai. Tai čia paskui gali vynioti ir kalbėti su jais labai labai daug. Iššūkiai buvo tokie, žinokit, ganėtinai juokingi, nes kūrėjai buvo labai charizmatiški, kaip vaikai sakė, ir linksmi, ir tokie struktūruoti, kurie tiksliai paskirstė, kas ką turi daryti, atsakomybės ir taip toliau. O iššūkiai buvo taip, kad nufilmuoji vieną temą ir nespėjai per vieną dieną ir kitą dieną ateini baltom kelniam, jau nebe juodom. Ir filmuoti toliau nebegalima ir tada vėl kyla klausimas, o ką mesgi darom toliau. Arba perkuriam scenarijų, arba greitai bėgam, pasikeičiam kelniam ir taip toliau. Tai va čia tokie smagus dalykai, kurie taip pat labai suvienyje klasę, bendravimą ir va vaikams tas kritinis mąstymas trupučiukai yra kur jo užvesti.
Taip. Ši patirtis labai aiškiai parodė, kad mokiniams svarbi apibrėžta struktūra, aiškiai paskirstytos atsakomybės ir prasminga veikla. Kinas tapo erdve, kurie šie poreikiai galėjo išryškėti. Filmo kūrimo procese niekas nevyksta savaime. Todėl visi turi žinoti užduotis, suprasti tikslą ir matyti, kad jų darbas prisideda prie bendro rezultato. Toks procesas įrodo, kad tik tada, kai komanda veikia darniai, atsiranda galimybė kurti kokybiškai ir augti kartu. Jei turėtumėt 5 minutes sustiprinti klasės bendravimą, kokį metodą pasirinktumėt jūs? Gal turit kokį stebuklingą metodą, kur galim pasidalinti? Mes pasirinkom kiną ir pasirodė, kad tai buvo vienas tinkamiausių sprendimų. Ir tikrai klasė tapo draugiškesnė, daugiau pokalbių, artimesnis ryšys. Ir tikėtina, kad taip ir bus. Viskas. Gal turit klausimų? Ačiū labai, Akvilė. Buvo įdomu jūsų klausyti. Nepabėkit, dar kažkaip reikia iš tos publikos klausimo mums. Tai norėtume išjudinti, norėtume daugiau diskusijos, bet jeigu nebus, tai aš užduosiu. Tai aš norėčiau jūsų paklausti, jeigu reikėtų vienu sakiniu pasakyti, kodėl verta investuoti kultūrinį ugdymą, koks jis būtų? Vienu sakiniu pasakyti, šiaip, žinot, kultūrinis ugdymas ir visos veiklos, kas susijęs su kultūra, jos labai išlaisvina. Jos suteikia ir drąsos, ir proveržių, ir tikslų įsikelimo. Tai šiaip kultūra, aš galvoju, kad yra aukščiausiai vietoje ir mes į kultūrą turim labai daug dėmesio skirti. Ačiū labai, aš net pati pasijaučiau šiek tiek laisvesnė ir atsipalaidavus po jūsų pranešimo. Ačiū labai. Tai dabar norėčiau pakviesti paskutinę mūsų renginio pranešėją, Deimantę Jankūnaitę, kuri atvyko iš Kauno ir atvyko su palaikymu. Tai prašom, žodis jums. Tai laba diena visiems. Gera čia būti, gera būti ne viena, gera būti su mokiniais, dėl ko mes dirbam mokyklai, dėl ko visas šitas 1000-mečio mokyklų projektas ir vyksta. Tai esu Deimantė, esu gimnazijoje pavaduotoja, esu taip pat kultūrinio ugdymo koordinatorė ir atvykau šiandien kartu su mokiniais, kurie turbūt geriausiai gali atspindėti veiklas, kurias mes darom ir per jų prizmę, per jų patirtį mes galim daugiausiai pamatyti tai, ką jie jaučia ir ką jie patyrė. Tai mėlyje, jūs prisistatykit. Sveiki, mano vardas Arnas, esu mokinių tarybos pirmininko pavaduotojas, taip pat esu 10-okas ir savo klasės seniūnas. Sveiki, aš esu Kamilė, aš esu 10-okė, savo klasės seniūnė ir taip pat esu mokinių tarybos renginių organizavimo komiteto koordinatorė. Tai šiandien mes papasakosim, aplodismentai jums šaunuoliai, tai šiandien mes papasakosim, kokias tas veiklas įgyvendinam ir tai, kuo atvykom vis dėlto pasigirti, pasididžiuoti. Tai šiandien ir tom veiklom tikrai pasidžiaugti norim. Tai kadangi mūsų Kauno miesto 1000-mečio mokyklų pažangos plane yra įvardinta nemažai per visas sritis susijusių mentorystės veiklų. Su mentorystė susijusios veiklos ir mes galvom, kaip šią sritį gyvendinti savo mokyklai, kaip tą mentorystę atliepti, kad būtų tas pažangos planas tikrai išpildytas ir kad viskas vyktų kartu. Ir tos mentorystės veiklos buvo susijusios ir su STEAM, ir su lyderystė, ir su daugeliu kitų sričių. Tai mes nusprendėm, kad reikėtų sukurti tokį projektą, programą, kuri įgalintų visą bendruomenę ir pasiektų kuo daugiau mokinių.
Tai šiandien jums papasakosim apie seniūnų mentorystės ir savanorystės programą, iš kurios vėliau išsivystė dar viena programa. Tai mes tokias tarsi dvi sritis, vieną kitą papildančias dvi programas jums šiandien ir pristatysim. Tai mūsų gimnazijoje yra 945 mokiniai, 34 klasių komplektai, tų klasių yra labai daug, mokytojų yra labai daug, didžiulis kolektyvas ir galvojam, kaip padaryti, kad pasiektume kuo daugiau mokinių, kad pasiektume kuo daugiau klasių, kad kuo greičiau sužinotumėm, kas vyksta mūsų gimnazijoje, kuo gyvena, kuo kvėpuoja mokiniai. Nusprendėm įgyvendinti klasių seniūnų mentorystę ir savanorystę, nes kiekviena klasė gimnazijoje renka kiekvienais metais klasių seniūnus. Tai būtent jie ir stovi, jie yra išrinkti savo klasių kaip pagrindiniai atstovai ir galvom, kaip kad jie ne tik būtų mokytojo ir auklėtojo informacijos perdavinėjais, bet kad tuo pačiu galėtų ir papildyti bendruomenę. Tai mes sugalvom, kad mes padarysim tą mentorystės programą, kuri įgalins mokinius tapti ne tik savo klasių atstovais, bet ir realiais gimnazijoje pokyčių kūrėjais. Ir mūsų toks pagrindinis tikslas tai yra įgalinti mokinius kaip klasių lyderius ir bendruomenės narius, stiprinti jų lyderystės, bendradarbiavimo ir atsakomybės kompetencijas, gerinti klasių mikroklimatą bei prisidėti prie akademinės pažangos ir socialinės gerovės. Ir tokias išsikėlėm pagrindinės rytis. Tai ką mes siekiam šitą programą, tai siekiam ugdyti lyderystę, sąmoningumą, atsakomybę, pažangą, iniciatyvą ir suteikti pagalbą laiku. Jeigu kartais klasėse kažkas vyksta, ko mūsų kaip nepasiekia per mokytojus, galbūt kažkas toj klasėje vyksta, kur nieks dar nesužinojo, reikia spręsti kažkokias problemas, norim, kad tai pasiektų mus, administracija, gimnazijos tiesiogiai. Tai dabar aš jau čia prikalbėjau, labai daug kalbėjau, tai dabar jums metas papasakot, kadangi jūs esate tie seniūnai, jūs dalyvaujate šitoje programoje, tai ką mes veikiame? Tai pirmiausiai mums vyksta įvadiniai mokymai ir lyderystės ugdymai. Mokinamės būti ne tik pačiais šauniausiais, fainiausiais ir geriausiais klasės seniūnais, bet ir būti tuo geriausiu draugu, į kurį visada gali atsikreipti. Tai per lyderystės ugdymus mes mokinamės, kad lyderis ne tik turi būti tas vadovas, kuris aiškina, ką daryti, kada, kaip ir kur, bet ir tas vadovas, kuris mokės išklausyti, padėti ir suprasti savo klasės draugams. Taip pat seniūnai įsitraukia į savanorystės veiklas, kurių pagalba padeda administracijai, padeda mokytojams rengti visokius renginius, akcijas ar visokias panašias iniciatyvas, atsiprašau. Ir daugelis seniūnų įsitraukia į mokinių tarybos veiklą, kurie irgi yra gan didelis renginių kiekis. Taip pat pas mus vyksta idėjų generavimas, projektinė veikla. Tai per susitikimus susėdom visi ir žaidžiam tokį žaidimą minčių lietus, kur iškeliama kokia problema ir tiesiog kiekvienas seniūnas visokių įvairių idėjų prisigalvoja ir mes jas laisvai galim pasakoti vieni kitiems ir visi labai visus suprantam. Kaip ir pas mus mokykloje projektai visokie ir renginiai yra labai didelė dalis gimnazijos ir seniūnai tai padeda kaip ir plėsti ir padeda mums tai organizuoti. Seniūnų ir gimnazijos administracijos ryšys yra gan svarbus, todėl turime kasmėnesinius susitikimus su gimnazijos administracija, kuriuose aptarėme tam tikras problemas, galbūt idėjas, kurias pasiūlo mokiniai, mokytojai arba pati administracija, pavyzdžiui, pamokų laiko pakeitimas ir panašiai. Taip pat turime vieną iš ilgalaikių iniciatyvų, tai yra mokytojas mokiniui, o mokinys mokiniui. Tai su seniūnais susirinkimo metu išsiaiškiname, kad gan didelė problema yra matematika, nes su matematika mūsų klasėms ne piragai, kaip išsiaiškinam. Ir taip pateikėm idėją matematikos mokytojams, kad jie mokytų tam tikrą mokinį, kuris labai gerai supranta tą temą ir jis supratęs tą temą gali aiškinti kitam mokiniui. Apie tai papasakosim biškį vėliau. Taip pat nepamirškim klasių mikroklimato ir mokinių pažangos stebėseną. Mes dažniausiai pildom tokius lapus, nes iš mano patirties mano klasė tikrai turi daug gana problemų su konfliktais ir bendravimu ir įsitraukimu. Ir kartais atrodo, kad aš viena negaliu pajėgti išspręsti visų problemų, tad, pavyzdžiui, seniūnų susitikimai labai padeda, nes labai daug idėjų gimsta.
kaip išspręsti konfliktus, kokios gali būti alternatyvos tų konfliktų. Tiesiog tokia vieta, kur gali jaustis saugiai. Tai apie mūsų mikroklimato mokinių pažangos stebėjimas. Tai mes tiesiog pildom lapus, kur būna įvairiausi klausimai apie klasių, kokie konfliktai vyksta, kodėl jie vyksta, kaip klasės bendravimas ir kaip, pavyzdžiui, su pažymiai sekasi klasiai. Na ir tada kiekvienas klasės seniūnas ateina ir pristato ir visi susėdę ratu ieškom kompromisų, kaip išspręsti problemas, kaip pagerinti visą situaciją. Dar šiek tiek pridėsiu, klasių analizių lapuose yra, pavyzdžiui, vienas paprastas labai klausimas. Apibūdink savo klasę 3 žodžiais. Iš tų 3 žodžių tiek daug galima pamatyti, kokia klasė yra situacija. Ir mes jau turėjom tokius, pamatėm keliose tose lapuose kritinius žodžius, kurie signalizavo, kad kažkas yra ne taip ir mes iškart galėjom išsiųsti specialistų komandą, vaiko pagalbos specialistus, psichologus, socialinius pedagogus tikslingai eiti į tas klases dirbti čia ir dabar, nes tose lapuose pateikta informacija parodė, kad kažkur kažko esam galbūt nepastebėję, galbūt praleidę ir galim spręsti problemas iškilusias būtent dėka mokinių, kurie jas įvardina. O kaip žinot, jiem tik duok, juos įgalink ir jie tikrai pasakys atvirai, kas vyksta, kokios problemos kyla, nes kartais mes būnam mokytojai pripratę šiek tiek ir nuslėpti, ir sulaikyti, o gal čia nereikia kitiems žinoti. Tai mokiniai yra tie, kurie tikrai įgalinti, jie gali labai daug ir veikti, ir pasakyti, ir padaryti. Tai mūsų tokia ta geroji patirtis, tai mes jau turėjom, jau 2 metus vykdom šią programą. Tai pirmoji buvo tokia, 1 metais šiek tiek pilotinė programa, pasibandėm, tų susitikimų gal buvo šiek tiek mažiau, šiais metais pradėjom dar intensyviau daryti ir norim kiekvienais metais vis stiprinti šią programą. Tai pradedam nuo struktūruotų mokymų seniūnams, kaip jau ir mokiniai pasakojo, kas yra tas geras seniūnas, kaip jo būti, kaip man klasėje veikti, netgi kalbam apie tai, kaip apsaugoti save, nes jie ateina jauni į lyderio poziciją ir tikrai jiems tenka didelė našta ir jie turi vietą išsikalbėti. Tai tuose mokymuose labai daug turim galimybės ir juos pamokyti ir jie atsiskleisti, turim lyderystės mokymus, tada atlieka mikroklimato analizės klasėse, tai jau esame įgyvendinę 9 klasėse mikroklimato gerinimo projektus su vaiko pagalbos specialistais. Identifikavom pagrindinį mokymos iššūkį su mokiniais, vis dėlto matematika yra tas sritis, kuri yra dar vis labai sudėtinga ir ją reikia labai tobulinti. Ir kaip Arnas minėjo, kad atnešė šią idėją mokytojams matematikos ir jie toliau perėmė vystyti programą, kuri vadinasi MMMM, tai mokytojas mokiniui, mokinys mokiniui. Tai dabar šiek tiek apie šią programą. Tai kaip ir minėjau, kodėl ši programa, nes identifikuotas pagrindinis būtent mokymos iššūkis matematika, reikėjo ilgalaikio sisteminio sprendimo, pastebėtas labai didžiulis pasiekimo atotrūkis ir sugalvojo mūsų gimnazijos matematikos mokytojai, kad niekas galbūt geriau neišaiškins matematikos, kaip mokinys gali mokiniui išaiškinti matematiką, tai jie surinko mentorių komandą, mokinių, kuriem iš tikrųjų labai gerai sekasi matematika ir kurie norėjo įsitraukti šią veiklą, tai yra visiškai savanoriška veikla. Jie apmokė mentorius, kaip būti tuo matematikos mokytoju, kaip dirbti, kaip nupasakoti, jie nuolatos konsultuoja. Veiklos formos tai ir matematikos dirbtuvės, ir konsultacijos, ir padeda pasiruošti ir artėjančiam pupams, ir valstybiniams egzaminams, teminės diskusijos, žaidybinės užduotis, praktiniai iššūkiai. Ir čia galite matyti, kokius taiko metodus, tai visi matosi taip pat metodai, kuriuos mokytojai galina mokinius taikyti, kai jie moko mokinius. Ir čia galit matyti, čia padaryta nuotrauka būtent iš praėjusio penktadienio, kaip, man atrodo, tai buvo jau 4 vakaro ir dar jie sėdėjo ir mokė, žodžiu, matematiką. Tai tikrai šita metodika, mes neapėmėm labai didelio kiekio mokinių, bet mes ją po truputį irgi prisijaukinam ir norim, kad tai taptų įprasta praktika. Ne tik ir norim, kad tęstinumas šitos veiklos būtų. Tai šios veiklos, kodėl mes jas pristatom, nes jos nebus tik
tūkstantmečio mokyklos programos laikotarpį. Mes jas jau prisijaukinom, mes jomis tikim, mes matom jų naudą ir jas planuojam vystyti toliau. Tai dėl to jas ir norėjom pristatyti ir galbūt kažkam duoti idėjų, ką jūs galite savo savivaldybėse, mokyklose, įstaigose pritaikyti. Tai tiek mūsų šiandien pranešimas, jeigu turėsit klausimų, mes mielai atsakysim. Ačiū labai už įkvepiantį pranešimą, tikrai buvo įdomu klausytis. Norėjau Deimantės paklausti, gal turit kokių patarimų, ką daryti, kad už iniciatyvas nebūtų atsakingi tik pavieniai aktyvūs žmonės, kaip įtraukti daugiau bendruomenės? Aš manau, kad kaip padaryti, kad įtraukti daug bendruomenės, tai jie turi patikėti tą iniciatyvą, jinai turi būti naudinga. Tai jeigu, nes dažnai mums nepavyksta pritraukti žmonių tada, kada jie netiki idėją, jie nemato prasmės ir tada reikia juos versti eiti, bet kai, pavyzdžiui, mūsų matematikos mokytojai tikrai pamatė prasmę ir jie patys labai stebėjosi, kiek mokiniai gali pagelbėti, jie patys atbėgdavo ir sakydavo, vau, ir čia mokė, ir tai padėjo, ir ėjo, ir sako, tiek meilės ir širdies įdėjo. Tai jie patys pamatė tą procesą, juo galėjo džiaugtis ir tada nieko nebereikia versti, daryti, bandyti įtraukti, automatiškai visi tik idėja ir jie įstraukia. Tai man atrodo, reikia labai atsirinkti ne kiekybę, o kokybę ir daryti tai, kas yra prasminga. Ačiū labai. Prasmė pati užkuria, ar ne, ir užveda. Dar norėčiau tavęs paklausti, kaip tu manai, kas greuna bendrystę? Ar turit kažkokių susitarimų, ko nedaryt? Gal pats pastebėjai iš patirties? Duokit mikrofoną. Tai dažniausiai tai būna mokinių neįsitraukimas, nes mūsų bendruomenė yra gan stipri ties šią vietą, nes mokiniai dabar labai įsitraukia į mūsų veiklas, jeigu jiems jinai yra įdomi. Ir dažniausiai sugalvojam kažką su mokinių taryba, kad tai būtų įdomu ir kad kurtumėm tą ir vystytumėm tą bendrystę, kad pavyktų įtraukti visus mokinius. Tai įsitraukimas padeda, ar ne? Na ir paskutinė pranešėja norėčiau paklausti, gal norėtum kažką palinkėti, kad tos bendrystės mokyklose būtų daugiau? Tai aš iš savo patirties galiu palinkėti, kad niekada nepasiduokit ir jeigu įsitrauksi ir pirmą kartą, kad ir 3 žmonės, gal antrą kartą 5, gal dar kitą jau pusę klasės ir gal dar kitą kartą jau bus visa klasė. Tai niekada nepasiduokit, niekada nenuleiskit rankų ant noro ir tikslo su savo klasėmis, su mokiniais ir su visų įsitraukimu. Ačiū labai. Turim vieną klausimą. Aš noriu paklausti, Arnas lyg tai vardu, taip? Taip. Tai Arnai noriu paklausti, kadangi mačiau skaidrėse rodėt, matematikos mokina vaikai, mokiniai mokinius, kokią atlygį jie gauna už tai? Socialinės valandas. Ačiū. Ačiū. Gal dar klausimų yra? Kai renka seniūnus, ar yra tarp kandidatų į seniūnus konkurencija? Ar visada yra tie patys aktyvistai, kurie jau paėmė naštą pirmoje klasėje gimnazijos ir eina iki pabaigos? Gimnazijose mes labai šiaip anksti renkam seniūnus ir labai matosi, kas nori įsitraukti. Pavyzdžiui, aš atėjus į gimnaziją, net nebuvo mano planuose būti seniūnė, aš žinojau, kad labai noriu į tarybą ir žinojau, kad labai noriu būti aktyvi šioje mokykloje. Ir kažkaip labai gerai su auklėtoja sutariau pirmom dienom ir labai tas įsiskyrė, nes aš gal kad pradėjau ir informaciją klasiokam dėliot, siuntinėt ir jie kažkaip atsirinko mane. Aišku, konkurencijos gal labai daug nebuvo, nes manau, kad nėra tų labai daug norinčių, bent jau pas mane klasėje mes buvom tik 2 kandidatai ir labai skiriasi rezultatai. Šiaip labai priklauso, nes kadangi darom jau seniūnų šitą veiklą 2 metus, tai matom, kai kurie veidai ateina tie patys ir yra visiškai naujų veidų. Tai labai priklauso ir nuo klasės, nes vienoje toj klasėje yra 10 aktyvistų, kurie nori, tai jie keičiasi.
o kitose klasėse yra vis dėlto tas vienas žmogus, kuris pelnė pasitikėjimą, tai labai nuo klasės vidaus priklauso, bet mes kaip administracija tai siunčiam visą laiką, kiekvieną rugsėjo pradžiai, tokias gairias auklėtojams, kad jie iš naujo pristatytų mokiniams, kas tas seniūnas, kokia atsakomybė, turim tokią, realiai mokytam paruošę informaciją, auklėtojai su klasėmis pirmo susitikimo metu, jiem pristato, kas yra klasės seniūnas, kokie yra kriterijai, kaip išsirinkti sąžiningai ir tada jie kartu ir atneša mums rezultatus, kokie jau yra klasėse. Tai žinokit, vat kai paklausė, tai toks sakyčiau 50/50, kai kuriuose klasėse tendenciškai yra tas pats žmogus, kuris pelnė pasitikėjimą, kitose klasėse nuolatos keičiasi, nes ten yra nemaža konkurencija, kas nori tapti. Tai taip ir taip būna. Tai pas mus klasiai tiesiog administracija atsiunčia skaidrės, kaip ir minėjo Deimantė, ir pas mus klasėje jos buvo rodomos, buvo papasakota, kaip rinkti seniūną ir pas mus vyko slaptas balsavimas. Ir po to buvo auklėta rinkimų komisija. Tai ačiū labai garsus plojimui už drąsą. Nebent dar yra klausimų, nepaklausiu. Ne? Tai ačiū Jums labai. Oi. Čia yra tūkstantmečio mokyklų kontekste pradėta, nes nepaslaptis, kad visi turbūt, kas atsakingi už tūkstančio mokyklų programą, sekam pažangos planą ir žiūrim, kurios veiklos įgyvendintos, ką dar reikia įgyvendinti ir dedamės ten kažkaip žymimės, kur ir buvo tos visur, ėjo mentorystės veiklos ir mes taip žiūrim ir galvojam, reikia kažką padaryti iš to įdomaus, kažką sukurti, atsirado būtent dėl pažangos plane atsiradusių tų mentorystės dalykų ir pasiūlymų, kad tai ir dabar įprasminom šitą veiklą ir tęsim toliau. Tai su pradžia atsirado šitą veiklą. Būtinai, šitas veiklas tikrai būtinai tęsim vėliau, nes labai geri mokiniai yra informacijos laidininkai. Tai labai patogu administracijai kartais suteikti informaciją per mokinius, netgi ne per mokytus. Taip, nuimant nuo auklėtojų mokytojų didžiulę naštą, nes jau ir mokytojam ir taip yra visko labai daug, tai galinti mokinius būti patiems informacijos nešėjais, atsakingiams už tai, kiek informacijos pasiekia jų klasė. Dažniausiai iš mokinio būna lengviau suprasti, kaip aiškino, ne kaip mokinys. Ar aš nežinau. Ačiū. Na, dar gal yra koks klausimas? Na, tai manau, kad dar bus klausimų ir po renginio, tai būkit pasiruošę. Ačiū Jums labai. Ačiū Jums. Tai, na, bet tikiuosi grįždami namo aptarsit, pasidalinsite tuo, ką šiandien įsinešėte. O aš norėčiau tada pakviesti tarti apibendrinimo žodį šios mokyklos direktorę Auksę. Ačiū. Turbūt didžiausia šiandien mums šventė, kad visa TUM komanda pasitikėjo ir savivaldybė taip pat parekomendavo mūsų mokyklą. Iš tikrųjų, labai džiaugiamės, kad yra tokie projektai. Nors, manau, daugumą iš pradžių sakėm, žinot, tumaninamės, skraidom taip, kaip tarp tumanų. Bet praėjus tam tikram laikui buvo labai smagu tarp tų debesų pamatyti saulės spindulėlius. Ir šiandien jau mes galim pasakyti, likus tom 56 dienom, mums jau šviečia ryški saulė. Aš manau, kad lygiai taip pat šviečia šitą saulę ir visom kitom savivaldybėm ir dalyvaujančiom visom mokyklom. Tiek TUM 1, tiek TUM 2 dalyviams. Tai labai džiaugiamės, kad tas projektas neaplenkė ir mūsų mokyklos. Ir mato turbūt visi, kad turim tokią gražią erdvę, nors dar didžioji dalis mūsų yra senoviška, paprasta, bet tokie projektai suteikia moksleiviams svarbiausia galimybės tobulėti, patirti naujų iššūkių
Ir man labai smagu buvo klausytis lektorių, ypač smagu, kad moksleiviai dalyjasi savo patirtim ir turbūt visi pastebėjom, kad daugiausiai klausimų ir sulaukiam, nes šitas projektas ir skirtas būtent mūsų ateičiai, tai yra mūsų moksleiviams. Ačiū visai komandai, ačiū visiems dalyviam ir linkiu, kad šita saulutė ir ta to tum pabaiga, tai visa ir būtų tokia saulėta. Tai noriu pasakyti 3 dalykus. Vienas dalykas, nepamirškit palikti tų minėtų parašų, taip pat nepamirškit pasimti UDM knygos išvykstant ir dar 3 prašymas, nepamirškit užkasti, pasipildyti skrandžių užkandžiais, nes turim šiek tiek likę ir nenorim jų švaistyti, tai prašom išvykti pilnais skrandžiais. Ir tada apibendrinimui aš norėčiau turbūt pasakyti tai, kad projektai turi ir pradžią, ir pabaigą, o kultūra neturi nei pradžios, nei pabaigos. Tai jeigu mes šiandien išsinešame bent vieną sprendimą, vieną susitarimą ar bent vieną asmeninį įsipareigojimą, tai tęstinumas jau prasidėjo. Tai ačiū Jums už tai, kad šiandien buvote šitame renginyje, dalyvavote, skyrėte savo laiką ir ačiū Jums už tai, kad kūrėte pokytį, kuris gyvena žmonėse. Tai labai smagu, kad buvote ir dabar kviečiu pasiploti visiems ir uždaryti šitą renginį.